Labas vakaras. Sezonas, kuris bet kokiu atveju nuguls į komandos metraščius. Tai, ką daro Utenos Juventus ekipa, yra tiesiog fantastiška. Krepšininkai reguliariame sezone likę vos 7, pirmą kartą klubo istorijoje pateko į Lietuvos krepšinio lygos finalą. Įspūdingas žygis tikrai galėtų reikalauti ir atskiro filmo. Uteniškių treneris Laimonas Jeglinskas juokauja, kad kontraktą vienam tokių siūlo Netflix. Juventusas taip pat įgijo teisę dalyvauti ir FIBA čempionų lygoje. Tiesa, tam reikia įgyvendinti dvi svarbias sąlygas. Kokios jos, plačiau reportaže. Utenos Juventus arenos aikštelę užplūsta keli šimtai besidžiaugiančių aistruolių, o džiaugtis reikia ir tikrai yra dėl ko. Ir vėl kamuolys Ulecko rankose, dar vienas Luko. Reguliariame sezone likę 7, dabar uteniškiai žais LKL finale, kausis dėl čempionų taurės. Iš pradžių 2-0 nuimamas Rytas, dabar pusfinalyje 3-1 laimima serija prieš Neptūną. Treneris Laimonas Jeglinskas juokauja, kad tokią kuriamą sunkiai įtikėtiną istoriją susidomėjo ir amerikiečių filmų ir serialų transliavimo milžinė Netflix. Dabar telefonas netyla, Netflixas siūlo pasirašyti kontraktą, tai tikiuosi lietuviai suskubės ir greičiau tą kontraktą pasiūlys, nes reikės eiti tada su užsieniečiais. Finale Juventus ekipos jau laukia Kauno Žalgiris. Serija taip pat bus žaidžiama iki 3 pergalių, o Lietuvos čempionų vardo gynimą kauniečiai pradės namų arenoje Nemuno saloje. Labai gerai, kad mes dabar turėsime vieną laisvą dieną ir porą dienų pasiruošti, tai mums irgi yra labai svarbu po tokios serijos atsigauti, atsistatyti, kad mes būtume kuo šviežesniai. Dėl to aš sakau, kad mes norime švęsti, bet norime švęsti saikingai, kad galėtume mešti iššūkį mūsų flagmanui. Konferencijoje Jeglinskas taip pat sulaukė klausimo apie auklėtinį Ivaną Vranešą, kuris po pergalės ketvirtfinalyje šventė taip, kad kitą rytą buvo sučiuptas neblaivus prie vairo. Kroatui nustatyta 64 promilės. Tai jis jau mašinas nebeturi, jis dabar turi dviratį. Aišku, su dviračiu negali išgėręs vairuoti. Tai be abejo, tai nepušia. Tai tikrai neturėtų taip daryti nei vienas žaidėjas, ar apskritai ne tik žaidėjas, bet apskritai kiekvienas žmogus, jeigu tu esi išgėręs ar naktį nemegojęs, tai tu turi ne tiek dėl savęs, kiek dėl aplinkinių būti truputį kitaip mąstyti. Po istorinio patekimo į LKL finalą Juventus iškovojo teisę ir kitą sezoną varžytis FIBA čempionų lygoje. Tačiau norint dalyvauti, reikia įgyvendinti svarbias sąlygas. Utenos namų tvirtovėje turėtų tilpti bent 3000 žiūrovų, o ne daugiau kaip 20 km nuo arenos būtų 4 žvaigždučių viešbutis. Žvelgiant į dabartį, arenoje yra 2500 sėdimų vietų, o paskutinį kartą, kai uteniškiai dalyvavo čempionų lygoje, svečiai apsigyvendavo Anykščiuose, kurie yra beveik už 40 km nuo Utenos. Jeigu Juventus pavyktų viską įgyvendinti, Lietuva pirmą kartą po daugiau kaip 6 metų turėtų 2 komandas besivaržančias čempionų lygoje. Kitą sezoną šiuose pirmenybėse be Utenos komandos dalyvaus Vilniaus Rytas.